Įsivaizduok, galėti matyti, neturėti nuomonę arba galvoti arba įsivaizduoti, bet galėti matyti viską, kaip visą tą veik. Matyti, kaip tu viską pritrauki, ką tu laikai, matyti viską, visą mechaniką, viską, kaip visą tą veik, matyti šitą procesą ir patirti tai. Ta prasme, pasakyti, kad dabar, šitais, aš turiu, matau, kaip tu manifestuoji šitą dalyką, aš matau, ką tu laikai, aš matau, kas tau trukdo, kad tu pritrauktum tą ir tą, aš matau, kas tau trukdo, kad tu galėtum tapti aukštesnį vibracijos būtybė. Tu viską gali matyti. Tai nėra mano nuomonė, kad aš galvoju, kad tau taip reikia daryti. Tai yra faktas, kurį aš tau sakau, nes aš suprantu ir aš žinau ir aš matau, kaip tai veikia. Tas pats taip pat lygiai, kaip dabar galėtum sakyti, šitas mano švarkas, šitas ir juodas arba pilks. Ane? Aš čia nėra mano nuomonė, čia ir faktas. Aš matau, aš galiu tau papasakoti, aš galiu tau parodyti. Lygiai taip pat mūsų sąmonė jud link to. Ir mes artėjam vis arčiau ir arčiau sielos būsenos. Kuo tu daugiau išmoksti, kuo tu daugiau atsimeni, tu, kas tu iš tikrųjų esi, tai iš čia inkarnacijos šitą asmenybę, tu daugiau plėties, tu daugiau sąmonė plečias. Ir mes ateisim greitai prie tokios vietos, kaip mūsų viršsiela patirti. Nes mūsų viršsiela gali turėti 100 000 unikalių sielų, kuri sudaro irgi tavo sielą, kurios patiria unikalias patirtis kaip vienas žmogaus asmenybė. Ir įsivaizduok dabar patirti 10 arba 100 000 televizorių matyti vienu metu ir būti lygiai taip pat susiję ir viską suprantant, ir viską matant, ir viską žinant unikaliai kiekvienam ekranui. Kiekvienas ekranas yra unikaliai tiek pat duodams dėmesio kaip visi 100 000. Vienu metu. Mes judam link tos sąmonės. Po truputėlį.